Kai kartais pamatai, tai kažko tu užsimanai. Sveiki. Labadiena. Plienų, tas su juodaisiais serbentais, jis yra toks biškiai mažiau saldesnis, kadangi jie daromi iš medaus, tai jie yra visi saldūs. Nu taip. Taip nebus. Bet vat plienų su juodaisiais serbentais mažiau saldesnis. Pavyzdžiui, stripeikų nematau, kuris Va šitas. Tai jis yra šitų apylinkių rinktų žolelių. Tai jis toks gaunasi kaip tokia, kaip, nu, žalias devynerės, tokia labiau kaip, nežinau, nu, kaip trauktynės tokia skonė. Nu, tai va, tai Jūratė, tai va, nežinau. Jūratė šalia? Va šitas, tai jis buvo gaminamas to žmogaus, nu, kur gamina mums šitą midų žmonai. Kad būtų mažiau... Jo, kad mažiau saldus irgi būtų, toks irgi su obuolių sultim. Jo, toks rūgštesnis. Bet saldas irgi. Irgi, nu tai ačiū. Ir kanapinis. Jo, kanapinis aš net pats neragau, net nežinau. Kanapė, jo, aš visur. Mes nebūtume mes, jeigu nerastumėm ir čia degustacijos. Pradėk. Pradėsim nuo juodųjų serbentų. Čia tiesa degustuojam midų. Tradicinio neėmėm, paėmėm to, ko dar neragavom. Pirmiausia, juodųjų serbentų. Nepasakyčiau, kad tai midus. O serbentai jaučiasi? Serbentai jaučiasi kaip kompotas, naminis kompotas serbentų. Gerai. Nuragauk antrą. Gerai, antras. Kanapinis. Vau. Skamba džiuginančiai. Va čia medus jaučiasi. Dėl kanapių nežinau, bet medus tai tikrai. Tai Jūratė, obuolių skonio turėtų būti, bent jau kaip minėjo, kad jis netoks saldus. Nu, palyginus su kitais, ar jaučiasi medus? Nei medaus nejaučiu, nei tokio obuolių skonio irgi atvirai nejaučiu ir jis tikrai nėra saldus. Saldžiausias kol kas yra kanapinis. Svarbiausia padaryti tokį veidą kaip rimtoje konferencijoje. Aišku, kaip kitaip. Ir dar lyderis ketvirtas yra. Stripeikių. Ale, žalios devynerės. Čia šito miestelio pavadinimas. Na taip. Ne miestelio, kaimelio. Kaimelio, atsiprašau. Įdomus skonis. Tai iš 4 medus ir su kažkuo. Jeigu vat rinktis, kad būtų jaučiamas medus, tai aš labiau turbūt stripeikių rinkčiausi, nes jis nėra toks saldus, nes kanapinis labai saldus. O šiaip tai, nu, mano tikrai būtų stripeikių pasirinkimas. Kitą kartą iškart važiuojame kavinukę. Pirmiausia, taip.